Aš nemoku lipti tą hamaką. Pirmas daiktas, kurį visada įsidedi į kuprinę. Mėgmaišis. Pasteisinęs būdas, kaip užkurti laužą lyjant. Dažo tušis. Kokį daiktą įsigyti rekomenduotum pradedančiajam turistautojui? Rekomenduosiu 2. Kuprinę ir avalynę. Patarimas, kaip kuprinėje sutaupyti vietos. Kai dedat mėgmaišį, nenaudokit tampresnio maišo. Klaida, iš kurios tikrai pasimokei ir daugiau niekada nebekartoji. Neįsidėjau atsarginių kojinių. Be kokio daikto niekada neeitum į naktinį žygį. Be prožektorių ant galvos. Kai reikėtų rinktis miegoti be kilimėlio ar be miegmaišio. Gal geriau be kilimėlio. Pasteisinęs būdas, kaip greitai išdžiovinti šlapius batus. Kaip greitai džiovinti šlapius batus? Žvakė. Maistas, kurį įsidedi į kiekvieną išvyką. Juodas šokoladas. Kokią daiktą visada rekomenduoji turėti dvigubai. Kojinių. Top 3 mėgstamiausi brandai bunkeryje. Helikonas. Biolaitas ir Matūza. Vienas produktas iš bunkerio, kurį pats naudoju kasdien. Tai avalynė lova. Ką visada pasimsi, jei tikiesi lietaus. Pončias, palapinsius. Pakartokit klausimą. Daiktas, kurį rekomenduotum visiems, norintiems laiką leisti gamtoje, nepriklausomai nuo patirties. Palapinsius. Ir paskutinis klausimas. Kas yra tavo nuotykių partneris? Bunkers.lt